Mano vardas yra Jolita, savanoriauju Kauno Palaiminto Jurgio Matulaičio parapijoje, atėjau čia lygiai prieš metus laiko. Labai džiaugiuosi čia atėjusi į šią bendruomenę su vaikais, tai yra net pirma savanorystės vieta, tai džiaugiuosi, kad galiu čia toliau tęsti tai, ką pradėjau prieš daug metų. Visada jutau, kad vaikai, tie, kurie negali pasirinkti, dėl to norėjosi būti šalia jų. Pirmiausia, ką mane vaikai mokina, tai priimti sprendimus čia ir dabar. Nėra laiko mąstyti, nėra laiko kažką apgalvoti, nėra laiko planuoti, sprendimą priimi čia ir dabar. Nes jie taip gyvena. Aš net savanorystę vadinčiau kitų žodžių. Savanorystė man yra dalytis, pasidalinti tai, ką tu turi. Aš duodu jiems savo laiką, jie duoda man savo stiprybę. Jie yra kovingi, jie yra stiprus, jie protingi, talentingi. Mane daro tokia, kokia esu čia, tą išmokau iš vaikų. Man sunkiausia yra, kuomet, nesakau, kad sunkiausia, tiesiog iššūkis. Iššūkis su vaikais išeiti į gatvę. Kada išeini su vaikais į gatvę, tada prasideda tikroji savanorystė. Vadinus tikrąją savanorystę dėl to, kad tu turi savo norų priimti tai, kad visas jų išdaigas, žmonių žvilgsnius, žmonių replikas, komentarus, pasakymus, patarimus. Visą tai tu priimi savo. Ir tada tu išmoksti priimti gėdą, nepatogumą. Kaip matai, kada ateina labai gražus, tvarkingas žmogus ir jisai sako, tau turėtų būti gėda, kad tu jam padedi, nes tu jį palaikai. Tau turėtų būti labai labai gėda. Kartais žmonėm atrodo, kad jeigu tu padedi vaikams, tai reiškia, tu palaikai jų esamą situaciją. Vaikai ant jūsų pyksta ir aš vaikų vietoje irgi nenorėčiau būti tokia kaip jie. Visada sakau, jeigu aš išeinu su vaikais į gatvę, sakau mes. Pas mus, man sako, kiekvieną kartą, kada žodis pasakytas vaikams yra pasakytas man. Ir taip yra. Mano tai didžiausia svajonė, kad ir aš noriu savanoriauti taip, kad jų vaikai į dienos centrus neteitų. Aš noriu, kad šitie vaikai pamatytų, kad galima gyventi kitaip. Kad jie norėtų gyventi kitaip, kad jie norėtų prisimti atsakomybę už savo gyvenimus. Ir jeigu jie grįžtų į dienos centrus, jų vaikai grįžtų į dienos centrus tam, kad padėtų savanoriauti. Linkėčiau vaikams ir ne tik vaikams į savo gyvenimus įsileistų Dievą ir kad priimtų jo gailestingumą. Kada jie arba jų tėvai atleis savo, tada aš manau, kad tikrai irgi jų kasdienybėje bus daugiau šviesos.